Šiandien dar vienas eilinis rytas. Vėsoka. 8 laipsnių, man atrodo, tik tai mačiau. Oras tai gražus, bet vėsoka, viešbutis tai šildomas. Labai faina. Ten šilta, gera, net nesijaučia. Per langą žiūri, atrodo šilta ir laukia. Bet išeini į lauką, tai skirtumas baisus. Tai va, laukia Arvido, dabar sakė, dušą nueis. Turėtų greit ateiti. Aš atėjau daiktus susidėti, susitvarkyti. Judėsim link Antalijos. Šiandien vėl kokie 850 km laukia. Vėl bus ką važiuoti. Vakar dieną 740, ten keli. Šiandien vėl bus 850. Tos 2 dienos tokios biški stiprios. Nes reikia perpjauti visas skersai Turkiją. O nuvažiavę ten, tada jau važiuosim po biškį link namų, palei anos pusės pakrantę. Grįždami matysim, kur mes čia gali Graikiją galvojam, užsuksim, nes čia šalia išvažiavimas tas pats. Iš Turkijos į Graikiją, paskui iš Graikijos jau tada ten link namų. Bet jau į Graikiją, kai važiuosim, tai jau praktiškai būsim kaip savam kieme. Nuovargis biškai jau jaučiasi iš tikrųjų. Šiek tiek. Sakėm, į aną pusę, kai nuvažiuosim. Anoj pusėje važiuosim palei pakrantę, bet į dieną važiuosim po kokius 4 gal 100 km. Rytą atsikeliam, 400 pajudam, sustojam į viešbutuką. Pailsėt. Gal su kokiu baseinu viešbutuką. Gal prie jūros. Nežinau. Nėra didelė nora iš tikrųjų man čia kažko maudytis, ar dar kažką. Gulėt kelias dienas tikrai negulėsim. Nes nei Arvidas, nei aš neišgulėsim. Mes netokie žmonės, kad rytą prabudus eit prie jūros ir gulėt. Nu niek, aš galiu iš proto įsikrauti. Tai gulėdamas man reikia judėti, reikia veiksmo. Aš ir namie rytą taip pat, aš pakilęs turiu kažką per dieną veikti. Taip ramiai būt man nesigauna. Ir Arvidui lygiai tas pats. Užtat nusprendėm negulėti. Ten kelias dienas kažkur atsigulusio geriau kiekvieną dieną po kokius 400 km pavažiuoti iki Graikijos. Greičiausiai iki ten. O paskui jau matysim, kaip ten link namų važiuosim. Bet pro Turkiją ten per aną pusę tai važiuosim po kokius 400 ir nebesidraskysim. Čia dabar yra daugiau biškį važiavimo. O, ateina dar vienas pilietis. Jo. Nusiprausęs, susitvarkęs, iš karto Coca-Cola rankose. Kaip niekur nebuvo. Tai va. Nuo ryto vėsoka, tai biškė, ne iš viešbučio, kai išeini. Labai prikaitintas viešbutis. Viešbutis, sakau, šilta, žiūri per langą, kai žiūri, atrodo, kad ir laukia šilta, bet kai išeini, tai 2 skirtingi dalykai.
išplovė. Nu, panašus ir motociklo. Puikiai. O, yra žuolės. Stojom iškas šiandien, nuvažiavę, žiūrėkit, vandenį kokie atnešė. Čia 100 gramų. Arvydui sakau, čia gal po 50, čia po 100 mum. Mato iš veidų, kad gal patinė, sako, gal jam reiktų duoti. Žiūrėkit, kokius kotletus atnešė su ir bulkos kiek. Tai va, einam pavalgyti nuo ryto, pusryčių. 15 eurų. Manau, kad čia nėra brangu tikrai, bet čia už abu, ne už vieną. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın, aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Seviyorum ama buna boyun eğmem. Aşkımı sakınırım ama gizlemem. Her hücrem seni çağırırken aşkı kaçamam. Gözlerden uzak yaşayamam. Ben yaşayamam. Ben yaşayamam. Mes jau kalbėjai, žinai, nes tik iš jų klausausi tiek. Nei pasakyti, kad girdžiu, nes aš pasakau kitą sykį. Nežinai. Juos, kad tavo vaiks. Kuruojam vėl po 6. Mazuto nenori, gal pigesnis?
ten reikia pavažiuoti į priekį, pasifotkinti ten. Ten gerų yra, jaučiu ką pafotkinti. Jau pats bijai. Žiūrėk, nepaversk. O! Keliam. Dėkoju. Nieko čia įsmėlė nėra. Kas tu čia įsmėlė atsitiks? Nu. Šliukt. O išvažiuoti čia jau ką čia? Prukšt ir viskas. Nu gražu, gražu. Labai gražu. Kapadokija. Pasigrožėkit ir jūs. Tu man padėsi stumt, blėt. Nesikeik. Man mažiau pipsų dėlioti reikia. Dėkiks mažodžiu. Gali ir taip apseit. Aš jo net kelsiu jau. Tu to kelt nereikia. Tu jum, kad bulinė biški pasiduosi čia ir paskui ir prieki nuo kalniuką. Žiūrėk, kad čia išarpa. Ne, normaliai čia. Pažiūrėk, kažkaip pasistačiau gražiai. Tu taip pasistačiau. Aš kaip ir klimpau čia tai. Ne, nu tai tu jau jėmėjai iš karto rimtai. Nužiūrėjai vietą ir grobiai. Ne, tau patogiausia tai būtų, žiūrėk, bratka. Va čia va pasileist biški. Ir va ten šitie apsisuk, ten mažiau tų tokių ravų. Šiaip, iš tikrųjų, tai tu galėtum reikia pačios nuvažiuoti, pažiūrėti, kas ten gera yra. Ir nepakilta, ne? Ko tu nori dabar? Kaip man tai, nebesikai? Pastatyt. Pastatyti reikia padėti. Tai gal pats kaip nors jau. Žiūrėk, aną pusę. Aš ką prilaikysiu. Kur tu dabar išlėki? Ten į apačią lėki? Nu, eisim vėl kelti. Normaliai, einu aš irgi kurtis. O, dabar eisiu aš. Aš irgi noriu. Žiūrėk ir mokinkis. Eik, pasižiūrėk. Nematau tik tavęs.
atnešė dar tokios mėsos, prieš tai sriubos valgiam, nenufilmavau. Čia ant stalo viską pradėjo tokios mėsos varvėt, galvojam, kaip čia mums reikės dabar suvalgyti viską. Nes porcijos tai, oho, kokia diduma. Paragaukim da Iraną. Šaltas kažkoks tai Iranas. O, turėtų būti geras. Imk. Pafilmo paragausiu. Pažiūrėkim prieš čia per skonis. Ne? Skanu labai? Ne, skanu. Neįsivaizduoju, koks skonis geras. Eik tu savo. Jo? Tai gerai. Pasaka. Mano Iranas patiko 100% vis. First time I saw your face, yeah. The whole world just lost its pace. It's like a brand new melody. It's playing just for you and me. 'Cause you're the song that's in my head, playing on repeat instead of every other single tune underneath the sun and moon. And you're my top hit, my number one track, my forever, there's no turning back. Let me tell you right now, it's a fact, yeah, I'll tell you right now, it's a fact, it's a fact, it's a fact. Every word you say to me is perfect, sweet harmony. When you are standing by my side, there ain't no reason left to hide. No matter what they throw our way, we'll make it through to a brighter day. 'Cause you're the song that's in my head, playing on repeat instead of every other single tune underneath the sun and moon. And you're my top hit, my number one track, my forever, there's no turning back. Let me tell you right now, it's a fact, yeah, I'll tell you right now, it's a fact, oh yeah. All the other noise just fades away. When you're here, you make my day. I listen to you all night long, 'cause with you is where I belong. 'Cause you're the song that's in my head, instead of every other single tune underneath the sun and moon. And you're my top hit, my number one track, number one forever, there's no turning back. Let me tell you right now, it's a fact, yeah, I'll tell you right now, it's a fact, it's a fact, it's a fact, girl. You're my song, on repeat, yeah. My number one, just for you, girl. Number one.
feeling so high. She said she's scared of falling, falling, but you might just fly. Cause we be on the top floor, oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, cause you know we gon' fly. Top floor, oh, we feeling so high. She said she's scared of falling, falling, but you might just fly. Cause we be on the top floor, oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, cause you know we gon' fly. Kur jūs kaip matėt per lietų, kur per kalnus važiavom, ten buvo irgi diena tokia, nu, pakankamai sunkiai ir to buvo ir karščiai, paskui per kalnus dar lietaus gerai gavom. Bet žodžiu, nusileidom nuo to kalno, abu pavargę buvom, nieką nebenorėjom ten filmuoti, tai nuėjom naktį nusimaudėm, paskui atsikėlėm rytą. Davai neslėp. Nuvažiavom, pirmų reikalų alaus. Bet nealkoholinio. Jo. Prikalėm nealkoholinio alaus. Kažkiek tai Tada jo maudytis. Tada nuėjom nusimaudėm, grįžom, dar alaus. Ir tada mes va taip reiškiasi, praleidom vakarą. Rytą sugalvojom, sakom, einam vėl nusimaudyti. Nu, nes buvom planavę, kad kitą dieną važiuosim ten po kelius šimtus kilometrų į priekį. Nu ir ką, nuėjom rytą nusimaudyti, viskas čia gulim. 1,5 valandos gal pagulėjome, pradėjom viens į kitą dairytis. Gulim ir dairomės. Ką veikti? Ką veikiam? Girdi, o tau čia patinka gulėti? O tau kaip? Žodžiu, priėjom tokios išvadas, kad nei vienam ten mums nepatika gulėti. Nebūm yra gulėti prie jūros. Bet jau buvom užsibukinę kitam, reiškiasi, vakarui. Irgi už 300 km. 300 km. Su pailsėjimu. Taip. Bet ne mum gulėti prie jūros, mums turbūt veiksmas, mes turim važiuoti. Gulėti prie jūros aš iš karto jaučiuos kaltas. Jaučiuos kaltas, sąžinė griaužia, kad nieko nevyko. Tai gulėti aš prie jūros negaliu, gal kažkas gali, aš negaliu. Aš turiu važiuoti, turiu keliauti. Žodžiu, išvažiavom iš ten, tuos 300 km davažiavom iki to viešbučio. Dingo internetas. Tada jo, dingo internetas. Nors susimokėjom už internetą, pasipildėm, bet jis prapuolė. Tai šiaip ne taip, ten dasikrovėm iki to viešbučio. McDonald'e gavom internetą iš mergaitės. Jo. Paskui tam viešbutį, kai nuvažiavom, tam viešbutį vakare buvo kažkokia šventė ten vyko, nežinau kas per šventė. Bet žodžiu, muzika groja iki 12 valandų. Tai su Arvydu užmigom tik po 12, tai gal ten ir buvo po 12, ten biškutį, kai užmigom. Ir ką, ir tada iš vakaro dar nusprendėm, kad mum čia interneto nebėra ir nebelabai yra ką beveikti. Tai tada varom į Europą, tai kilom 4 valandą ryto ir išvažiavom. Tai vat yra dabar, va čia šiandieną. Tai mes juos kiekom iki Europos pačios liko nebedaug, žinok kiek, 92 km. Čia dar jau už sienos. Tai va. Važiuočiau tokios naujienos, o daugiau papasakosiu, jau dabar važiuosim greičiausiai link namų. Tai gal seriją vieną tik padarysiu, iki namų pavažiuosiu. Gal labai bus daug ką rodyti, tai va, kažkaip taip. O rytoj pasakysiu, kur mes apsistojom, į kurią pusę į Bulgariją, į Graikiją išvažiavom.